Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Kalbant apie šią savaitę, pirmiausia, man tikrai krenta iš atminties tai, kad buvo labai gražus renginys. Sveikinau geriausius iš geriausių mokinius. Tai miestas mūsų tikrai žymus, mūsų gabių vaikų pasiekimais. Ir kada sveikinė tarp visų šitų tikrai daug gabių žmonių, gabių mokinių, pačius geriausius, tikrai esu labai pakylėtas ir tai buvo labai malonus renginys ir matau, kad kiekvienais metais mokinių vis daugėja tų, kurie pasiekia pačius aukščiausius rezultatus. Taip kad dar kartą visus sveikinu ir linkiu visiems tik tai pačios geriausios sėkmės. Taip pat šią savaitę buvo keletas tokių svarbių mūsų miestui susitikimų, tai vienas iš jų su Lietuvos geležinkelių komanda kalbamės, kaip geriau ir kada geriau paleisti traukinius į Daugpilį. Tai tikiuosi, kad tos darybos baigsis produktyviai ir visgi nuo kitų metų pradžios pradės traukiniai važiuoti į Daugpilį ir atgal. Ir tam tikrai pridedam daug pastangų tam, kad Lietuvos geležinkeliai vis dėlto šitos reisus organizuotų. Yra tam tikri postumiai, kad link to tikrai einame ir aš tuo tikiu. Taip pat buvo susitikimas ir su Via Lietuva, tai yra kompanija, kuri atsakinga už valstybinių kelių remontą ir jų palaikymą. Taigi irgi čia daug yra klausimų, patys matot, kokie mūsų įvažiuojamieji valstybiniai keliai, kokios būklės. Ir visada sakau, kad kalbėtis galima daug, galim raštus rašinėti vieni kitiems, bet kol nėra realiai atlikti darbai, sakyt, kad jau kažkas pavyko, tikrai nesinori ir taip niekad nedarau. Todėl dar kartą susitikinėjom praktiškai kiekvieną savaitę, kad neužmirštų, kad tikrai nebūtų kažkokių tai klaidų, kad vieni pažadėjo, kiti apie tai jau nieko negirdėjo ir taip toliau. Tai ir šią savaitę buvom susitikę ir dar kitą savaitę vėl susitikinėsim tam, kad kuo greičiau remonto darbai prasidėtų. Na ir aišku, kada matai mūsų kai kuriuos apsiskelbusius tarybos narius ir jų komentarus ir tam pačiame laikraštyje, kur matosi, kad žmogus kažkur girdėjęs, bet didžiąją dalį numanantis, didžiąją dalį sugalvojęs kažką tai ir kada tarybos narys galintis ir turintis prievolę netgi gilintis, aiškintis, skaityti dokumentus, paklausti, jeigu kažko nesupranta, bet teigia ir rašo į laikraščius tokius, švelniai tariant, tiesos netitinkančius dalykus, mane tai stebina. Ir mane stebina, kada tarybos narys, jeigu tu taip jau rašai, taip mastai, tiek to. Negerbi pats savęs, bet gerbk bent mūsų gyventojus. Pabandyk nors kartą pasakyti tai, kas iš tikrųjų yra. Ir taip pat ir su etikos komisijomis jau tikrai pavargo ir tarybos nariai, dirbdami ir svarstydami nuolatinius skundus, ir kurie pakankamai tokie ne apie nieką. Nes kada klausia, visi žinome, kad administracijos direktorius dirba, bet vis tiek tarybos nariams neaišku, koks buvo priimtas sprendimas iš dviejų galimų. Arba jis turi būti atleistas, arba dirba. Matom, kad dirba, tai koksgi buvo priimtas sprendimas? Kam nors čia kažkas neaišku? Aš negaliu net nei aiškinti, nei suprast, kaip galima rašyti raštus, klausinėti, versti visus dirbti ir administraciją, ir tos pačius kolegas, tarybos narius, vien tam, kad tik tai būtų procesas, nes panašu, kad rezultatas
visiškai nedomina. Taigi, dabar atsakysiu tuos klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Pirmasis buvo toks, kodėl prie buvusio taip vadinamo pionierių paplūdimio suoliukų nėra šiukšliadėžių. Tai šiukšliadėžės tikrai bus ir suplanuotos, ir mūsų biudžete netgi atnaujinimas numatytas. Taigi šiukšliadėžės tikrai bus ir iki maudymosi sezono pradžios jos bus pastatytos. Ar šiais metais bus skelbiamas konkursas vasaros stovykloms finansuoti? Tai ne tik, kad bus, jis jau buvo, jisai kovo mėnesį buvo tas konkursas. Visi, kurie pretendavo, galėjo pateikti paraiškas ir tos paraiškos apsvarstytos ir finansavimas padalintas. Tai jeigu kažkur nespėjote, tai gaila, aišku, bet tai tiesiog reikia stebėti informaciją mūsų savivaldybės tinklalapyje, kuri tikrai buvo skelbta. Kaip pasiekti teisingumą dėl būsto bendrijos pirmininko, kuris vienasmeniškai sprendžia finansinius klausimus, yra nemandagus su gyventojais? Na, klausimas toks tikrai sudėtingas ir sunkus, nes jeigu bendrijos pirmininkas bendrauja nepagarbiai, tai pirmas paprasčiausias atsakymas būtų, tada reikia bendrauti matyti raštu, tam, kad ir pasiliktų įrodymai. Jeigu bendrijos pirmininkas daro kažkokius neteisėtus veiksmus, tai galima kreiptis kaip į policiją, taip ir į administracijos darbuotojus, kurie turi prievolę kontroliuoti šių bendrijų darbą. Kodėl vietos valdžia nesiema teisinių veiksmų, kad išieškotų žalą iš tų, kurie nuolat vilkina kalno projektą? Tai negalima sakyti, kad nesiema, kadangi kalno pylimas šitas sutartis dar nepasibaigus, tik tai pasibaigus bus galima suskaičiuoti, kiek kalno sutarties vilkinimas buvo susijęs su tam tikrų asmenų vilkinimu, kiek dėl pačio rangovo. Taigi, pabaigus tą, tikrai visą tai bus suskaičiuota ir bus ieškoma galimybių išreikalauti kompensacijos. Ar leidžiama dronų filmuotojų vestuvių šventę Visagine? Taigi, taip kaip yra atsakyta į šį klausimą administracijos, aš galiu pacituoti, tai teoriškai leidžiama, praktiškai tai yra labai sudėtinga. Tai toks būtų atsakymas ir dėl to, kad yra tam tikri apribojimai dėl naudojimosi dronų, tai ir turi būti gautas leidimas ir pats operatorius turi turėti tam tikrą licenciją ir taip toliau. Atsakymas būtų labai ilgas ir tada gal bus paprasčiau, jeigu tą informaciją į savivaldybės tinklalapyje įdėsime, kaip gauti leidimą tam, kad naudotis dronu. Laiptai vedantys iš Vilties gatvės į žaidimų aikštelę prie Gerosios Vilties mokyklos yra apgriuvusios būklės. Ar planuojama juos remontuoti? Tikrai daug jau laiptų, daug šaligatvių suremontuosim ir šituos laiptus. 26 metų biudžete konkrečiai šitie laiptai nenumatyti, tačiau yra sutaupimų kituose projektuose. Taigi viskas susiskaičiavus, manau, kad ir šios laiptus galėsim dar šiais metais suremontuoti. Ar įmanoma priversti privačias įmonės remontuoti pėsčiųjų zonas miesto turguose? Na, vėlgi atsakymas toks, teoriškai gal ir įmanoma, praktiškai tai pakankamai sudėtinga, kadangi tai vis dėlto privačios teritorijos ir privatus turtas ir tik tai, jeigu tas turtas jau gali pakenkti žmonių sveikatai, tada jau galima labai tvirtai reikalauti, kad tas savininkas investuotų ir sutvarkytų tą turtą. Kol juo naudojasi žmonės taip, kaip naudojasi, tai galim tik tai į privačius asmenys kreiptis su prašymu, kad investuokit, sutvarkykit, nes tai yra ir nepatogu, ir aišku, negražu.
Ar vis dar galiu kreiptis į savivaldybę dėl šildymo kompensacijos? Taip, tikrai galite kreiptis, nenoriu visų tų taisyklių aiškinti, geriausia būtų, jeigu kreiptumėtės pas specialistus, jie išaiškins, kiek žinau, jeigu dabar kreipsitės, tai galite kreiptis dėl 2 mėnesių kompensacijos, tai balandžio ir gegužės, jeigu būtumėt anksčiau kreipėsi, tai už visą sezoną, bet geriausiai būtų kreiptis pas specialistus ir jie viską labai detaliai jums išaiškins. Kada bus pradėta kiemuose pjauti žolę? Na, kada žolė užaugs, bet čia yra toks juoko atsakymas. Iš tikrųjų, tai gegužės antroje pusėje jau yra suplanuoti darbai, jau bus pradėta žolė pjauti ir kokis kiemas ir kada bus pjaunama žolė, kokiu eiliškumu ir taip toliau. Sekite informaciją Visagino savivaldybės tinklalapyje, visi šitie grafikai bus pateikti. Tai tiek tų klausimų, kurie buvo gauti šią savaitę, tikiuosi atsakiau į visus. Apie savaitgalį galiu pasakyti tiek, aišku, jisai gana šaltas, tačiau šią savaitę girdėjome griaustinį pagal Lietuvos tradicijas, maudytis galima ežeruose po pirmojo griaustinio, tai tą jau tikrai galėtumėm ir daryti, aišku, tiems, kam nebus šalta. Ir viskas bus pas mus gerai.